Vakar su pjūklu nuėmiau čia, kur per daug įsikišo, o šįryt pradedu kažkiek čia mūryti, čia kur trūksta. Čia padariau markerį tarp čia ir tarp kažkur šičia trūksta. Reikės naujai pamatuoti. Čia reikia pridėti. Tai aš čia maišau šiaudus su moliu vien ir lipdau plonų sluoksnių. Ir užvakar visą dieną kišom skyles. Šiandien dar užbaiginėsiu, o Ieva deda pirmą molio sluoksnį. Čia vien molės, kad pašlapinti šitos šonus, kad galėtume šitą sietį po to uždėti. Ir dar sietį uždėsim aplink visą šoną, tai kad molis turėtų prie ko lipti. Po belia kiek dienų einu dabar ir ieškau skylių. Ir jeigu rasiu kažkur, kur šitas galas nueis iki apačios, pripildysiu. Bet čia jau darosi sunkiau rasti. Tai tuoj baigsis. Teras update. Mes užbaigiam kišti daugumaž visur skyles, ypač palei kraštą. Ir čia dabar ruošiamės užlenkti sietį. Tai paėmiau bolgarkę, kad galėčiau čia prapjauti ir galėtų užsilankstyti. O dabar ieškom, kaip pritvirtinti laikinai, nes mes dar apvyniosim visą su šituo rulonu čia. O pradžioje randu, kad labai padeda turėti šitokius kaip iš palapinės, nes jos užkabinti vietose, kad laikytųsi. Čia visą ratą apėjom. Neužteko šitų kuolų, tai radau vinių ir jos visur prakišom. Ir čia visai gerai dabar apsaugos nuo pelių, iki kol dėsim tą šoninį sietį. Oi, slidoka. Čia kaip atrodo visur, kur apėjom. Ir bandėm kuo daugiau įstumti kraštą padaryti. Ir manau, dabar uždėsimės diržą, o rytoj apmūrysim truputį. Mes turėjom rimtą pamokėlę, ko mes tenai prie kitkų dirbom. Ieva darė fokačią ir aš išėmiau malką. Kad nebedegtų, ir padėjau čia, kur buvo krūva sausų, bet labai storų malkų. Mes grįžom ir visos jos sudegė. Šitą koją nudegė ir ištirpo šitas maišelis. Ir čia galėjo drastiškai blogiau būti. Tai nors išmokstam iš šito, kad nepalikti žarijų prie malkų niekada. Tai va, ir grįžtam prie šito projekto. Šiandien laukiam lentų, vakar laukiam, bet neatvažiavo. Tai šiandien turėtų atvažiuoti ir ruošimės, kur dėti lentas, kuria kryptim. Tai čia su virve. Virvės dedu ir naudoju kompasą. Tai čia Ievos telefonas rando teisingą kryptį ir lazerį uždedu ant viršaus. Ir tada, tiksliai įjungiau, pamatavau. Ir tada su veidrodžio žiūriu, kur eina horizontalė linija nuo lazerio, kad žinočiau tiksliai, kur eina. Tai šičia įkišau, tai einu ir 4 kampus įkišu, kad būtų aišku, kur, ir pradėsiu gal net pjauti įleidimus prieš lentoms ateinant. Uždėjau virves, užkimšiau centrinę skylę ir turiu dabar naują centrą. Ir dabar sekantis norim pradėti, nors aš noriu pradėti pjauti ne nuo centro, o nuo šoninių,
kadangi šitie bus 25 cm storio lentos su kem centimetrų tarpo, man reikia tą 25 cemos per pusę, čia 12,5, plus kem cemų yra 52,5 cemų. Nuo čia pradėsiu ir taip pat su linija padarysiu iki galo ir galėsiu pradėti pjauti. Va, ką daro Ieva? Sėklytes nuiminėjau dilgeliu. O aš čia virves išdėliojau. Čia eis 6 metrų ilgio iki šito. Ir šitoj pusė lygiai taip pat. Čia dar reikės virves padaryti, kad eis centrinis, nes centre eis panašiai 6 metrų iki maždaug šičia, kad alternuotų. O dabar pabandysiu pjauti. Pagaliau atvažiuoja mediena. Atėjo mediena ir gerai pastebėjau dabar, kad čia nėra visai 25, o vos mažiau nei 24,5. Ir man kaip tik nesekasi išpjauti su diskinio pjūklo. Čia aš vagas padariau ir kažkiek prapjoviau, bet kadangi šitie šiaudai stovi, o ne guli, tai jos šitaip į viršų stovi, tai man kaip pjaunu, tai nieko nenupjauna, o jeigu šitaip būtų, tai būtų galima prapjauti ir išplėšti. Bet čia reikia galbūt nuzujinti, aš galvoju pabandžiau pirmą su šito įrankio, bet jisai tik judina šitą pirminą gal. Dabar ką tik pagalandau šitą, pažiūrėsiu, ar įmanoma kažkiek prapjauti, bet dabar dar ieškau geriausią būdą, kaip čia išpjauti, išgaubti, kur padariau. Ir pamatavau 25 cemos ir gerai, kad nepjoviau, aš daviau savo pusę cemo tarpo tarp linijos. Čia su šituo aš jį pagalandau ir dabar bandau kažkaip jį pjauti abiem rankom, bet matau, kad čia nieks nesigauna iš jo, jis neprapjauna. Tai next. Tai va, kur esu, bandau, manau, kaip ir įleidau pirmą lentą. Skirtumas čia tarp aukščio, šitas galas yra gal milimetrą ar 2 aukščiau, kažkas panašaus. Ir čia dar yra tokių tarpų tarp čia, tai aš galvoju, kaip čia geriausia, ar čia tiesiog prikišti, kur trūksta su įrankiuko, ar ką, ar bandyti giliau iškasti, nes čia matosi yra dar duobyčių, o šiaip neblogai išeina su šitą žiliapjovę. Jis nelabai greitai nuima, bet jisai nuskuta trupučiuką, kiek reikia. Gerai. Kas vyksta? Čia teisingas gylis yra. Bandom įleisti lentą. Va. Daug dalykų. Juodas linija, kur yra teisingas gylis. Tai čia padariau 3 vietose, tai kad žinotume, kaip giliai nueiti. Pjaunam su šito pjūklu. Ir pjovėm su žoliapjove, ir pjovėm su šituo, bet šitas veikia geriausiai. Žinok, aš su žiliapjove norėčiau pabandyti. Tai va, 3 diena su lentom ir vakar pagaliau atradau, kaip išpjauti. Tai radom, kad sistema dėti 2 lentas po šono ir kad laikyti šitos čia. O kiek aš bandžiau su žoliapjove, su družba, šitas geriausia pjauna. Jisai įeina ir išpjauna, kaip sviestą. Ir
tai dabar aš naudoju lazerį ir aš pamatavau ant kuoliukų keletą skirtumų. Tai lazeris šviečia iki šitos aukščiausios linijos. Tai aš žiūriu, kur ta linija ir aš tada įsmeigiu ją. O čia aš apačioje turiu šitą apatinę liniją ir tai man reikia nupjauti iki šitos linijos. O tai šitos papildomos linijos čia, kad padėtų man matyti. Tai dabar šitą pirmą išpjoviau, tai Ieva padės man įleisti ir aš dabar iš karto pradėsiu. Čia reikia įkišti šituos po 2 metro ilgio eis į šitą šoną. Iš abiejų pusių. Tai čia eis vienas ir čia eis kitas. Tai va, pagaliau įleidom pirmą lentą su šonais. Ir dabar su lazerio jau pamatavau, kur čia antrą lentą eis tarp šitų čia. Tai krapštysiu. Čia jau kai kur beveik, iki teisingam lygmenyje. Tai kai kur reikės daugiau nei kitur išimti. O dabar aš pragręšiu varžtus pasijungti šituos du, kadangi ilgiausia lenta nėra 7 metrų ir reikia, kad būtų. Tai šitas jau užbaigtas, šituos dar turiu įleisti. Dar eis dar vienas, kuris kaip šitas eis, bet į šitą pusę. Ir jie alternuos link galo. Tai prisakau šitą lentą ir Ieva patikrino gulščiuką tarp šitų abiejų. Ir rodosi, kad čia biškį aukščiau. Ir tai reiškia, kad kažkas su mano matavimo įrankiais ne taip. Nes pridėjęs šito aukštį su lazerio aukščio, jisai duoda skirtingos, realiausiai neatitinka taip, kaip turėtų. Tai aš nesu visai tikras, ką daryti, tai aš pabandysiu pridėti pusę cemų prie kaiščio nuo kuoliuko ir taip pat kišti pagal lazerį ir pažiūrėti, kiek dar čia nuimti, ar išeina, ar tai veikia. Tai aš čia nuėmiau ir vėl grąžinau ir išpjoviau ir galiausiai rodos, kas veikia. Aš pridėjau pusę cemo, tai aš dabar tą lazerį matuoju pagal viršų šitos juodos linijos. Prieš tai buvo apačia. Ir aš nežinau, kodėl reikia jos pridėti, bet rodosi, kad kai nuo šitos lentos, kai aš matuoju su lazerio iki čia, tai suskaičiavęs lazerio aukštį su medienos aukštį vis tiek kažkaip netitinka. Tai pridėjau šitą neaišku 5, kodėl čia 5 mm reikėjo pridėti prie šito, bet veikia. Tai dabar visus kuoliukus pakeisiu, taip pridėsiu šitas pastorinimą ir važiuosiu toliau. Tai visą šitą eilę kaip ir iš naujo reikia perdaryti, bet tikiuosi dabar čia jau teisingai bus šituo. Tai va, baigiu šiandienai. Tai čia kaip gavau tarp šitų abiejų. Šitą 2 kartus šiandien perdariau. Pirmą kartą pagilinau, kad būtų prie šito gilesnio, o kitą kartą, kai pastebėjom, kad nebuvo lygu. Ir čia pastebėjau, yra dar darbo apeiti su šituo, kaip prastumiu. Ir ne tik patikrinti šitą ilgį, bet ir horizontaliai, nes ir čia man buvo bėdų. Tai įkišau šitą kairinį, ką tik dabar numirė visi akumai. Ir rytoj pradėsiu nuo šito krašto. Panorėjau, kad papilmuočiau, kaip she is the smartest of them all. Buvo galvoju, kaip pakelti šitą lentą, nes reikia pakišti dar šiaudų po apčią, kad šitie būtų vienodo aukščio.
gerai. Pažiūrim. Mes čia. Ką turim? Užbaigiam. 4 lentas. Dar tik liko vienas su šitais šonais ir tada bus vientisos lentos. Lietus lyja. Tikiuosi, kad išeis. Bus čia gana laiko užbaigti. Šįryt pradėjau prieš 7, bet jau tikiuosi praėjo lietus. Kiek eina, tiek leidžia. Šičia įleidžiu. Pirmą vientisą lentą. Oi. O čia pagalbininkai. Aš tai čia užbaigiau šitą pusę. Čia 4 metrų. Jisai net ir trumpesnis galės būti. Aš kažkiek čia noriu dar prikišti po apačią, nes čia tokia trapi vieta, galvoju, kadangi kraštas. Ir čia kai suveržiau, tai kažkoks tarpelis atsirado po apačią. Tai dėl viso pikto aš šitą pusę palieku kelis milimetrus aukščiau specialiai negu čia, nes kai sienos užeis, tai čia gaus daugiau svorio. O tą pabaigęs, aš dabar šitą eilę turiu, vakar man paruošę, tai užbaigsiu šitą pusę, tikiuosi jie išeis rytojui ir tada aš spėju, man reikės kažką įkišti tarp šitų, kad grinlintas turėtų į ką įsukti. Tai pabandysiu tą greitai padaryti poryt. Lietaus ir gero oro. Čia pusiau uždengta, ta pusė baigta daugumaž. Ir čia užbaigiau, kas čia 9 lenta. Čia tik mažėja, čia bus 5 metrai ir po šitos linijos 4 metrai ar mažiau. Taigi, čia jau artėjo galo šito. Šiaudų perteklių, tai pradedu išvežti. O šįryt buvau be kameros, tai pradėjom matuoti, kur ratas bus. Va kaip atrodo visos lentos jau sudėtos. Tai čia šįryt mes pamatavom, kur centras ir prisukau lentą prie centro ir 3,5 metrų nuo centro išgręžiau skylę pieštukai ir dabar paprasčiausiai einu ir piešiu, kur reikės nupjauti. Va. Atvažiuoja pagaliau grinlentės ir bus galima, ar čia grinlentės? Kad senai darėm update'ą, aš vakar nusprendžiau, kad saugiau man jausis, jeigu turėsiu šitos šonus, tai yra likučių. Tai aš dabar ruošiu išpjauti šitą. Aš tiesiog lentas padėjau ir nubraukiau, kur kampai sueina. Ir tada liniją padarau čia ir... dar nepadariau. Ir šitas eis
kitur. Ir toks geras šansas ir čia sutrombuoti kažkiek. Ieva labai padėjo. Čia dar pridėsim, nes durys čia bus. Tai čia pristumdėm kitkas, sukompaktavom vietoj, kad išpjauti. Ir nes sienos visas svoris eis palei kraštus. Tai ypač norisi čia, aplamai norisi palei kraštus, bet šitos aš čia dėjau, kad grindlentas turėtų daugiau ant kažko tvirtesnio stovėti, kai įsikiš. Turiu lentą, čia kaip aš savo paruošiau. Aš pridedu visur, kur čia bus. Aš turiu vieną grąžtą, man rodos čia 12 mm storio. Tai gana storas, kad varžtas galėtų čia prasikišti. Kaip šičia matosi jau padaryti. Ir turiu kitą grąžtą, kuris susuka su šitais pailginimais. Tai dabar nuimu viską ir išgręšiu dabar skylės iki čia, kur aš savo nubraukiau. Kaip aš paruošiu lentą, aš ją uždedu, kad kampai uždengtų. Šitas vienas kampas, šito nepjausiu, o čia pjausiu ir darau liniją ir taip pat visur čia. Ir tada aš sujungiu tas linijas ir pjaunu. Va, mes ruošiamės nupjauti šitos kraštus ir uždėti ir sietį, ir difuzinę, nes čia viskas jau užbaigta. Pagalvojom, šičia matėm, kad labai lengva buvo įkišti, tai tiesiog įkišom lentas, nes jau plotis atitiko. Tai čia irgi šitų šiukšlyčių padarėm. Tai manau pakankamai gerai. Nemanau būtina uždaryti, nes grindlentas jau pradės galėti eiti į šoną. Per daug įsikiša šitose šonuose, tai aš dar su bulgarke čia išpjausčiau, kur galiausiai eis fanera ar kažkas uždengti šoną. Atvažiuoja mūsų jurta dabar. Ohoho. Čia didelė fūra. Mūsų jurta. Čia didesnė negu jie tikėjosi. Jo, tai va. Čia viskas mūsų? Jo, čia tai nesu perperėtas, čia viskas jūsų. Išskyrus betonas. Betonas irgi jūsų, šitas irgi jūsų. Tikrai? Jo, tenais pakrovime irgi šitą idėją. Čia užrašyta ten lipdų. Ką čia darom, Ieva? Kišom skyles su vilna. Čia atvežė jurtą ir atvežė papildomos vilnos. Ir pagalvojom, gerai būtų pakišti tarp lentų, nes čia daugiausia oras keliauja šaltas. Tai čia visur pakišim. Ieva, gali parodyti, kaip tu darai. Kišu su šakutėškė. Oi, čia bus tobula. Prieš dedant plėvelę, aš čia nugrėbiau visą tai nuo centro ir, kaip suprantu, gerai centre turėti oro tarpus, nes jeigu bus plėvelė, kad vanduo susikauptų, kad jie galėtų išgaruoti. O čia bandom pakišti šitos palei tarpus, kad nekiltų virš lentos, kai bus grindlentas, bet kažkiek daugiau izoliuoto iš lauko. O kiek čia reikia, tai nemanau daugiau negu pusę metro.